Sveiki visi, su jumis sveikinas aš Tomas ir šiandien filmuoju naują Farming Simulator 2019 epizodą. Ir sugrįžtam į smulkų ūkį, kuriame praeitą kartą pasidinom bulves ir jos pagaliau užaugo. Ir reikės bandyti jas šį epizodą nukasti. Ir dar tiksliai nežinau kaip tiksliai nukasinėsiu, bet plius minus įsivaizduoju, kaip ką darysiu. Taip pat nuo praeito epizodo aš dabar neatsimenu, man žinau, kad čia tvora dingo kažkur. Ir nupjau medį, nes, ką žinau, biškai dabar netrukdo tas medis, jis ten trukdė labai. Taip pat pardaviau rulonus, nes kiek gerai atsimenu, čia buvo nemažai rulonų. Ir dar turiu rulonų pasigaminęs. Tai juos reikia aš parduot. Ir daugiau kaip ir nieko. Visa kita lyg ir buvo. Pinigų turim nemažai. Dabar neatsimenu. Aš kažkiek kiaulių pardavė, bet aš neatsimenu, ar aš praeitą kartą jau buvau padaręs ar ne. Bet dabar turim 4, turėjom 100, man atrodo. Bet jo, dar yra ką parduoti. Taip, tai galim užsikurti traktorių. Ir greitai nuvažiuoti priduoti šitus rulonus. Nes šitas priekabos man netelpa į garažą, tai reikia jos parduoti, man iš tikrųjų nelabai reikia šitų rulonų. Tai greitai nuvarom iki to supirktuvės rulonų ir priduodam. Tai čia reikia priduoti rulonus ir 20 000. Visai normaliai. Turim beveik 100 000. Ir aš dabar galvoju, galėjau pasimti ant traktorių, būčiau iš karto pasiėmęs padargus, bet nuvažiuosiu. Bent jau nusipirksiu. Gal paliks priekabą čia, paskui pasiimsiu. Nes būtų gerai iš karto prasivežti šitą bulvių kasamoje. Taip, tai aš turiu vieną modą. Tikriau ne vieną turiu, iš tikrųjų daug modų. Turiu štai tokią, bet jinai didoka kaip tokiam ūkiui. Aš vat galvoju apie šitą ir turiu idėją, kaip paskui surinkti. Nes jinai viską išmeta. Čia spalvų neblogai pasirinkimas. Žalia su kokiu tokia. Ne. Tokia su žaliu. Ne, su geltonu geriausiu reikia. Va tokia. Coveris, cover. Nereikia. Taip, manau, kad šitą daiktą perkam iš karto. Jeigu ją kažkaip pakrovus į priekabą. Įdomu, ar aš jau čia kažkur talkos, kad pakrauti priekabą. Na, čia taip ant klaustuko, bet gal nepamesim. Padėjo kaimo žmonės pasikraut. Tai tikėkimės pavyks ir parsivežti. Reikia svarbiausia nepamest, nes naujas daiktas. Dar kvepia dažais. Tai reikia atsargiai. Tik dar nežinau, kaip aš nusikrausiu, bet na, kaip nors frontalinį jas galbūt galiai yra. Išsikrausim dėl frontalinių. Taip, reikia atsargiai. Nors man atrodo, tie diržai prilaiko. Čia tai biški žemokai pritvirtinti, bet man atrodo prilaiko. Lyg ir nerieda. Ok, manau, parvažiuosime šią be jokių problemų. Ir tik dar nežinau, ar man iš karto leis jie, nes šiaip man teoriškai reikia dar pirmą tuos lapus nupjauti. Bet nelabai aš turiu su kuojas nupjautas, tas originalus. Ei, nu tu juokauji. Lemba piruso vairuotojas. Vos nepamečiau savo bulvekas. Ei, jau kai lupo, tai lupo. Nieko, Belarusas
Nu, tokios smūgio tikrai nesulinko. Gal žiūrėt lempą ten. Pas mane lempa per centrą. Tai gal ir nedužo. Gerai, reikia dabar kažkaip nusikraut. Tai čia greit sugalvosim kažką. Ok, priekabą nusikabinam. Vekas jau nukrauta. Ir dabar galvoju, prie kurio traktoriaus čia kabinti ją. Greičiausiai teks prie šito, nes šitas traktorius dabar yra darbinis arklys. Tie mažiukai tai iš tikrųjų su tai 40 aš malturu iš vis nieko nepadarau. Nes, ką žinau, jis tiesiog mažiukas labai. Jo, šitą pjaunam šitą bulvekas. Oi, į šitą kercherį. Ai. Taip, naip jau turbūt 2 arba 3 vagas. Na, tai pabandom, nuleidžiam. Įjungiam aparatą ir žiūrim ar... gerai ima. O jau greitis. Wow. Nors čia kalniukas, tai tas pat labai negerai. Įdomu, galima čiūdžią darbininką. Nes labai lėtai čia viskas vyksta. Bet čia toks laukas labai prastas, nes jisai ant kalno. Būtų lygi vieta, tai būtų žymiai geriau. Bet čia viskas kalnuota, tai... Pala, čia kažkaip ne taip viskas vyksta. Bambeliu, taip atrodo, kad čia biškiai. Va, dabar va. Va, dabar tiesiai viskas bėga ant žemės. Ten biškiai aš nenukasim bulbų. Nu, nieko. Jau labai greitai juda traktorius. Taip, na tai čia teks kažkiek sugreitint. Gal kažkiek palikti už kadro. Tikėjausi, kad biškai bus greitesnis procesas. Galbūt ir per dialogą pasirinkau, bet tai... Kaip nors. Pabiški. Na, vieną vagą baigiu ir tada pažiūrėsim, kaip čia daryti toliau. Matau, kad greitis nedidės, ant 3 ir važiuos. Na, aišku, čia į žemės kasą tai nėra taip paprasta patyst. Greitai nepatys. Gerai, pakeliam. Nepasikelia, ne tą spaudžiau, reiškias. O tai ko tu netysi jo? Čia gal vėl traktorius pasibugino. Būtų bairis, jeigu čia vėl traktorius užsibuginęs yra. Nes šitas tikrai buginas traktorius iš tikrųjų. Ta, tai pastebėjau, kad šiek tiek buginasi. Vien ir praeitą kartą teko nuomot traktorių, nes šitam kažkas negerai buvo. Bet man atrodo, šitam tai 40 bus lygiai tas pats, tai nieko nepadės. Reikėtų jau naują traktorių šiaip pasiimti. Ir naują, tai tiesiogiai naują. Nes manau, kad šiaip išgalim nusipirkti naują traktorių. Nu, vat, kad ir tokią paprastą valtrą. Tokią vat naują valtrą. Nes laisvai galėjo nusipirkti. Tai manau, kad taip ir reikės padaryti. O, nu va šitas iš karto greičiau pjauna. Oi, bet aišku vėl. O. Ant 5, vat, nu tai jau biški jau padariau. Tas traktorius tikrai yra subugintas.
O, užstrigo. Gal čia problema, kad traktoriai modinti. Gal su stokiniais būtų ir paprasčiau žaisti ant tokių dalykų. Na, bet kaip nors. Po 2 vagas, aišku, sekantis reikalas bus kas surinkti. Bet aš, manau, turiu idėją, kaip aš tai padarysiu. Nes žinau, kad šį būna automatinis priekabas, bet aš neturiu jų ir nenoriu. Taip, nu, aš traktorius iš karto geriau veikia, nes jau pakėlus galiu normaliai važiuoti, ne kaip anas ant 3 toliau važiuoja pakėlus. Bulvekase. Aš reikia bandyti 3 vagas imti. Tada bus, neima 3 vagų. Tada 2 vagas. Na, jo, gerai. Tai tada dabar sugreitinu ir sustiksim, nu, nežinau, gal viso per šitą video nebaigsim, bet gal bent pusę. Tai jo.
Gerai, aš kažkiek čia jau iškasiau tų bulvių. Labai lėtai iš tikrųjų kasasi, labai čia gautus ilgas tai blepsas. Ir nemanau, kad įdomu žiūrėti. Taip pat pabandžiau dabar į darbininką, pažiūrėsiu, jei darbininkas normaliai dirba, tai aš kažkiek duosiu jam padirbti. Nes čia dar liko labai daug. Nupjovau pusės. Sauškose vosai atrodo vieną vagą, tik taip. Ne, jis vieną vagą. Kas tai darbininkai, tai kažkokie lodariai. Nu, okei. Žodžiu, reikia šitą nesąmoningą traktorių parvaryti namo. Jis visiškai netinka jokiem darbam. Nes nebent pats kažką darai. Priekabų jisai tinka, kultivuoti tinka, bet jeigu uždėti darbininką, kad darbininkas kultivuota, jeigu uždėdi, tai viskas, jisai nebedirba. Žodžiu, subugintas modas. Bet prie frontalinio kokio tai jisai bus gerai. Nors tikrai galvoju, kad reikia pasiimti visiškai naują. Nes čia nėra sovietinis ūkis, čia yra smulkus ūkis, tai smulkiam ūkiui galim imti ir naują techniką. Tikrai nebūtina man vien sovietinę žaisti. Taip. Ir ką mes čia dar turim? Dar turim rulonų, kur man iš tikrųjų visiškai nereikia, bet karių ferma vis tiek ateityje yra planuose. Taip, čia mano stovi kas man kol kas... Ai, ką aš turiu iš... Čia, turiu daug rapso, visko, gan turiu nemažai, turiu miežių, visko. Čia dar įsipardavus, aš tikrai nusipirkčiau labai neblogą traktorių. Gal net reikėtų kito kombaino, bet jeigu aš nusipirkčiau Nivą, tai... Nu, taip, aš turiu Nivą. Ai, tik vieną galvoju kelias. Šita tokia, visai neblogai išlaikyta, tokia atrodo lyg nauja būtų. Gal tokia yra. Bet čia tai aš jos jaučiu nelabai kišiu. Tada man ją nebent laikyti kažkur prie laukų. Čia va kur nors tai pas kaimyną, nors čia realiai mano žemė. Arba tada čia ant pievos kažkur laikyti. Čia nieko, čia neįkišiu turbūt aš. Nu čia dar tilptų, va čia gal ant pievos dar kažkur laikyti, bet ką žinau. Nu, pagalvosiu, ką dar kombainą. Galit prašyti ir jūs ar kombainą. Dėl traktorius ir kombaino ką daryti. Ar rimt naujus, ar žaisti tuo, kas dabar yra. Ar šiaip kažkokių tikrai labai gerų modų, žinot, bet tikrai, kad būtų geras modas. Na, pupsiko tikrai neparduosim. Čia geriausias traktorius. Su juo, nežinau, aš su juo man atrodo tai trešiu ir viskas. Na, bet dar vandenį atvežu vandens. Pas kiaulės dar vandens, kur čia vanduo. Vandens dar pilna. Maisto aišku nėra, bet to maisto jam dar čia užteks, nežinau, pusę gyvenimo.
Aš žinau, kodėl jis negamina visiškai, nors palajos šiaip ir negali gaminti. Ai, ne, jos gali gaminti mėšlą, bet jos visiškai jo negamina. Tai galbūt irgi čia mepo klaida, gal ir ne, bet už tą turim srutų 10 tonų. Galėsim išpilt ant laukų arba ant pievų, nežinau. Nu tai jo, manau, kad gal šiam video bus tiek. Tegul čia... Palaka. Kodėl šitas čia likęs? Čia pjauta ir apsisukęs jis čia buvo. Nes jam turbūt mažai vietos. Kad tu net nebedirbi. Kas tau negerai? Nu, jo, tokia problema su modais ir mojantais žemėlapiais, kad kartais jie nelabai veikia. Nu, bet jo, tai šiam video bus tiek, tai kitame video bandysim visą šitas bulvytės, kokios tas mažos, bulvytės sukraut, parduot turbūt dar biškį toliau, bet bandysim jas kažkaip surinkt, sukrauti į krūvą. Tai jo, tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir į kitą video. Viso.